Kaip jums atėjo tos idėjas, kur jūs jas pamatot, kur pasisekė? Va, žiūrėk. Va. Merkel ir imigracija visai į Europą. Ne, aš suprantu šitą potekstę. Kaip tą visą Bet va tas perteikimas, tai va apie tą ir kalbų. Tai va čia teisingai klausimas keliai, kaip pavaizduoti dalykai. Menas ir yra toks, kad reikia operuoti perkeltiniam prasmėm. Jeigu tu apibendrintai surandi tokį modelį arba kažkokį pavyzdį, per kurį gali šnekėti šitą temą, tai gerai, jeigu tai pavyks, ne visuomet pavyks tai padaryti. Dažniausiai, nu ką, jeigu, tarkim, aš fotografiją tom Merkel, vien pasinaudojęs unitatas, nieko nesakyti. Tai reikia būtent simbolinius elementus įvesti per tą transporto priemonę arba tą įvardinus, čia yra neplanuotas senos Europos lėktuvas. Tas dar suprantu. Pavadinimas Tokiu būdu perteikti, ypatingai, kaip šiuo metu mes garsiai ne viską galim pasakyti, ne? Dabar garsiai. Bet aš norėjau kitą dalyką, kad jūs tą sakot, kad perteikti, kad čia Merkel, bet tas formas patį tavo, visą tą formatą. Čia va žmogui yra čia iš kitur netai. Aš, pavyzdžiui, kitaip, aš Kaip tą matėjau kitą vaizdą, iš kur jis gimsta. Ar čia praktika daug metų Tai vis kažkas. tikrųjų, ant kiek tu, sakykime, tarkim, karininkų tematika arba šitą paveikslą, o čia kovidinis paveikslas, pabandai įsijausti. Negali prieiti prie kūrinio, visiškai bejausmė būtybės, tu turi įsijausti tą patį situaciją. Nes yra vienetinis, daugiau nieko tokio nėra. Pavyzdžiui, aš Vokietijai buvau, būtent Vokietijai statau šitą kūrinį, savo draugais. Bet ar remies kokius prieš tai matytų vaizdus? Ne, absoliučiai. Nei jokių ten nėra, kad kažkur kažką panašaus matyti. Jeigu aš verčiaus kažkokios vaizdo, aš save suprausiu. Aš turiu su laisvą fantaziją, su savo mintim. Giminaičiai yra... Aš turiu, sakykime, toj vietoj net ir pabūti. Kuo labiau pergyvenčiau, jeigu, sakykime, aš pagyvenčiau, kur nors dabar Ukrainos kare, tai man paveiktų dar būtų įspūdingesnis. Kuo giliau įsijauti tą pačią atmosferą, apie ką kalbėtuotas. O kaip greit gimsta tas vaizdas? Kiek reikia? Per kiek laiko padarot? Ne padarot, bet gimtų tavo visi iš Gal vis kokią porą savaičių, prie to dirbu, neilgiau. Gal viso net nemato reginį, gal Ar taip. paskui vystus tas paveikslas? Ar iš karto visą matai? Bet čia pareinam nuo informacijos, turim Vaizdinis, o paskui... Viso iš karto Aš sakau, Kaip domitės, domitės, kaip čia pasakyti, kas vyksta pasaulyje, ne? tai kitaip negimtų čia. Taip, ir gimsta tos idėjos. Taip, iš tikrųjų, būtent taip reikia. Jeigu tu visiškai pasidarai pasaulio nejautrus, tai Ir taip suvokiu, kai jūs pradedat piešti, tapyti, taip sakant, ir paskui eigoje, ten toliau viskas rutuliuojasi ir eigoje. Kai kažkas vestų rankas jau tapys. Ne, aš esu su metalu dirbu, pas manęs tas pats, aš brėžinių neturiu nieko. Aš darau tą daiktą, aš neįsivaizduoju, tai bus pradedu ir paskui dar, man vis eina. Aš iš tikrųjų darau nemažai eskizų ant piešinių. Nedidelį formatą, pasidarau įvairių eskizų ir iš tų padarytų įvairių sprendinių renkuosi erdvės. Kad yra frontų priėjai. Jūs kažką esat baigęs su tarybos meno tiesiog savo mokslus? Aš iš tikrųjų dar nebaigiau. Dar viskas prieš. Ir mano mokslai prasidėjo nuo, kai sukreikiau labai pasišėjęs ir baigsis tada, kai jau nutirsiu. Ramiai išeis. Tradicinis Va tada mokslai. Tai nuo kada pradėjote tapyti? Labai techniškas klausimas ir ne nuo to menas prasideda. Aš nuo to, kad prie upeliuko, čia kur dabar gyvenu, prie upeliuko akmenukai žaidžiau. Čia prasidėjo mano pirmosios pamokos mokymų. Mano piešimas tai yra techniniai dalykai jau